Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kuri padės Jums pagerinti finansinių apgaulių ir sukčiavimo atpažinimo įgūdžius. Turėdami šį įgūdį Jūs gebėsite suprasti riziką susijusią su finansiniu sukčiavimu ir apgaule, atpažinti dažniausiai pasitaikančius finansinio sukčiavimo ir apgaulės atvejus, suprasti asmeninės, finansinės ir su saugumu susijusios informacijos, tokios kaip slaptažodžiai ir PIN kodai apsaugos svarbą, atpažinti finansinių nusikaltimų aukų teisės ir pareigas, nustatyti būdus, kaip apsisaugoti nuo sukčiavimo. Šiandieninėme pasaulyje finansų valdymas reiškia ne tik taupymą ir protingą pinigų leidimą, bet ir gebėjimą apsisaugoti nuo sukčiavimo ir apgaulių. Viskas persikėlė į internetą, todėl sukčiams apgauti žmonės tapo lengviau. Tačiau nesijaudinkite, peržiūrėję šią vaizdo pamoką žinosite, kaip atpažinti sukčiavimo požymius ir apsaugoti savo informaciją. Finansiniai sukčiavimai ir apgaulės – tai atvejai, kai nusikaltėliai bando pavogti jūsų pinigus ar asmeninę informaciją apsimetę kitais asmenimis. Šie sukčiavimai gali įvykti rašant laiškus, elektroniniu paštu, skambinant ar netgi naudojant suklastotas interneto svetaines. Jos atrodo labai tikroviškai, todėl galite nepastebėti apgaulės. Aptarkime pagrindinius sukčiavimo būdus. Duomenų viliojimas, kai tikslas yra pavogti jūsų pinigus arba tapatybę, priverčiant jūs atskleisti asmeninę informaciją, pavyzdžiui, kredito kortelių numerius, bankų duomenis arba slaptažodžius suklastotose svetainėse. Ar kada nors gavote elektroninį laišką, kuriame teigiama, kad laimėjote prizą, bet norint jį jums išsiųsti, reikia pateikti banko duomenis? Tai duomenų viliojimas. Investicinis sukčiavimas vyksta tuomet, kai žmonės bando apgauti jūs, kad investuotumėte pinigus. Sukčiai gali siūlyti, kad investuotumėte pinigus į akcijas, obligacijas, prekes, valiutą ar net nekilnojamąjį turtą. Asmuo gali jums meluoti arba pateikti melagingą informaciją apie realią investiciją. Arba pateikti melagingą investavimo galimybę. Sukčiavimas internetinėje prekyboje, kai sukčiai apsimeta teisėtais internetiniais pardavėjais, naudodami suklastotą svetainę arba skelbimą tikroje internetinėje svetainėje. Romantinis sukčiavimas. Romantinis sukčiavimas įvyksta, kai nusikaltėlis internete naudoja suklastotą tapatybę, kad pelnytų aukos simpatiją ir pasitikėjimą. Sukčius naudoja romantiškų ar artimų santykių iliuziją, siekdamas manipuliuoti auką arba ją apvogti. Sukčiavimas siūlant techninę pagalbą. Tai visą pramonės šaką apimanti problema, kai sukčiai naudoja bauginimo taktiką, kad apgautų jūs ir priverstų naudotis nereikalingomis techninės pagalbos paslaugomis, tariamai skirtomis išspręsti neegzistuojančias įrenginio ar programinės įrangos problemas. Europos šalyse yra daug sukčiavimo atvejų pavyzdžių, aptarsime populiariausius. Žmonės gauna suklastotas žinutes, informuojančias apie siuntinius, kurios nukreipia juos į suklastotas svetaines, kur vagiama asmeninė ir banko informacija. Sukčiai gali atsiųsti elektroninius laiškus, apsimetę bankų darbuotojais ir prašyti žmonių patvirtinti savo sąskaitas, taip pavogdami banko duomenis. Sukčiai skelbia netikrus nuomos skelbimus su patraukliomis kainomis ir prašo sumokėti užstatą, o tada dingsta su pinigais. Vienas iš geriausių būdų apsisaugoti nuo sukčių – saugoti savo asmeninę ir finansinę informaciją. Naudokite stiprius slaptažodžius, pavyzdžiui, naudokite raidžių, skaičių ir simbolių derinį. Venkite dažnai naudojamų frazių ar tokių slaptažodžių, kuriuos lengva atspėti. Be to, nenaudokite tų pačių slaptažodžių skirtingose svetainėse ir, jeigu įmanoma, įjunkite 2 dalių autentifikavimą. Ir nepamirškite, niekada niekam neatskleiskite savo slaptažodžių ar PIN kodų.
Jeigu įtarė, kad tapote sukčiavimo auka, svarbu veikti greitai, bet ramiai. Pirmasis žingsnis – nedelsiant susisiekite su savo banku. Bankai turi protokolus, kaip elgtis sukčiavimo atvejais ir dažnai gali sustabdyti neteisėtas operacijas, kol jos dar nėra įvykdytos. Bankai taip pat gali padėti apsaugoti jūsų sąskaitas, užšaldydami operacijas, išduodami naujas korteles arba pakeisdami sąskaitos prisijungimo duomenis, kad sukčiai negalėtų toliau naudotis jūsų sąskaitą. Be pranešimo bankui apie incidentą taip pat svarbu pranešti atitinkamoms institucijoms arba vartotojų teisių apsaugos agentūroms. Europos Sąjungoje tokios organizacijos kaip Europos vartotojų centras ir nacionalinės finansų priežiūros institucijos teikia paramą ir patarimus finansinio sukčiavimo aukoms. Šios institucijos gali padėti jums suprasti savo teisės, padėti pranešti apie sukčiavimą ir patarti, kaip sumažinti riziką ateityje. Galiausiai, norint išlikti saugiems, svarbu būti budriems. Jeigu gaunate įtartiną elektroninį laišką ar skambutį, neskubėkite. Patikrinkite, kas su jumis susisiekė. Jeigu tai skubu, dažniausiai tai sukčiavimo taktika. Naudokite saugius mokėjimo būdus ir stebėkite savo sąskaitas, ar nėra neįprastos veiklos. Sukčiavimas yra didelė problema visoje Europoje, o nukentėjusiųjų kasmet daugėja. Europoje internetinis sukčiavimas sudaro nuo 20 iki 50% visų pranešimų apie nusikaltimus, nors tik apie 7% sukčiavimo aukų apie šiuos nusikaltimus praneša valdžios institucijoms. 2024 metais sukčiavimas visame pasaulyje padarė apie 1 trilijoną 26 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių nuostolių. Ir paveikė kas ketvirtą žmogų. Linkime jums tvirtumo ir aiškumo, apsisaugant nuo finansinių sukčių ir priimant protingus finansinius sprendimus.